Žinote, kai pagalvoja apie Grenlandiją, dažniausiai įsivaizduoja atokią nesibaigiančią ledo dykumą. Na, pamirškime šį vaizdą, nes ši milžiniška sala dabar tapo epicentru, kuriame susiduria galingiausios pasaulio valstybės. Pažiūrėkime, kodėl Grenlandija taip staiga virto didžiuoju prizu naujame ledinėme šaltajame kare. Tai kaipgi taip nutiko, kad sala, kurios didžiąją dalį dengia amžinasis ledas, atsidūrė pačiame pasaulio politikos sūkuryje? Atsakymas pasirodo slypi ne viename, o net 3 dalykuose – tirpstančiame lede, po jos slypiančiuose neįtikėtinuose turtuose ir žinoma nepakeičiamoje strateginėje padėtyje. O viskas prasidėjo nuo to, ką pati Danijos vyriausybė pavadino, tiesiog absurdu. Bet tai, kas iš pradžių atrodė kaip ekscentriška buvusio nekilnojamo turto magnato idėja, labai greitai virto rimtų geopolitinių reikalavimų. Reikalavimų, kuris sudrebino viso transatlantinio alijanso pamatus. Ir štai tada Jungtinių valstijų pozicija pasikeitė. Visiškai. Tai jau nebebuvo kalba apie kokį nors nekilnojamąjį turtą ar sandorių, staiga tai tapo nacionalinio saugumo imperatyvu. Vašingtono argumentas buvo paprastas. Norint apsaugoti vakarų pusrutulį nuo vis augančios Rusijos ir Kinijos įtakos, Grenlandijos kontrolė yra tiesiog būtina. Atsakas. Atsakas buvo žaibiškas ir tiesą sakant neįtikėtinai griežtas. Danija perspėjo, kad tai nėra šiaip sau koks diplomatinis ginčas. Tai tiesioginė grėsmė pačiam NATO egzistavimui. Pagalvokime, kokia ironija. Didžiausias pavojus daugiau nei 75 metus gyvuojančiam alijansui kilo ne iš išorės, o iš pačios jo lyderės. Statymai akimirksniu pakilo iki maksimumo. Bet šis konfliktas toli gražu nėra tik tarp Vašingtono ir Kopenhagos. Kad suprastume tikrai mastą, reikia pakelti akis gerokai aukščiau. Arktis tampa nauja didžiųjų valstybių žaidimo lanta, kurioje savo figūras jau seniai stato ne tik JAV, bet ir Rusija bei Kinija. Matote, tirpstantis ledas atveria ne tik naujus laivybos kelius, bet ir prieigą prie tiesiog milžiniškų gamtos išteklių. Ir štai čia slypi visa esmė. Regionas, kuris dar visai neseniai buvo taikaus mokslinio bendradarbiavimo simbolis, tiesiog akise virsta nuožymios geopolitinės konkurencijos arena. Skaičiai čia kalba patys už save. Kinijos svajonė vadinamasis poliarinis šilko kelias, kelionė iš Azijos į Europą sutrumpintų beveik 40%. Tai ne šiaip sutaupytas laikas ar kūras, tai strateginis pranašumas, galintis perbraižyti visą pasaulinės prekybos žemėlapį ir žinoma, sumažinti priklausomybę nuo tokių pažeidžiamų taškų kaip Sueco kanalas. Visi puikiai pamenam, kaip jo blokavimas gali paralyžiuoti visą pasaulį. Tačiau po ledu slypi ne tik trumpesni keliai. Yra dar kas. Šiuo metu Kinija praktiškai kontroliuoja visą pasaulio retųjų žemių elementų rinką. O tai reiškia, kad ji gali bet kurią akimirką užsukti technologijų kranelį vakarams. Ir štai, Grenlandija turi vienus didžiausius pasaulio šių gyvybiškai svarbių metalų telkinius. Vašingtonui tai auksinė galimybė išsivaduoti iš Pekino gniaužtų. Kad būtų aiškiau, kas tie elementai tokie. Trumpai tariant, tai visko, kas modernu, pagrindas. Nuo išmaniųjų telefonų ir elektromobilių iki pačių moderniausių raketų valdymo sistemų. Valstybė, kontroliuojanti jų tiekimą, iš esmės kontroliuoja visą 21 amžiaus technologijų ateitį. Ir tai, beje, nėra tik kažkokios spėlionės. Oficialiame JAV žvalgos bendruomenės grėsmių vertinime juodu ant balto parašyta, pagrindiniai Amerikos interesų varžovai yra Kinija ir Rusija. Būtent per šią prizmę ir reikia vertinti Vašingtono siekį kontroliuoti Grenlandiją. Tai tiesioginis atsakas į šias įvardintas grėsmes. Gerai, o dabar atsigręžkime į žmogiškąjį ir politinį aspektą. Kaip į visą šitą milžinišką spaudimą reaguoja patys Grenlandai ir žinoma tarptautinė bendruomenė. Reakcija pačioje Grenlandijoje buvo greita ir labai aiški. Protestai sostinėje Nuki pasiuntė Vašingtonui žinią, kurios neįmanoma suprasti dviprasmiškai. Grenlandai nenori tapti šachmatų figūrėlėmis didžiųjų valstybių žaidime. Jų veidai ir plakatai kalba patys už save. Jie nori patys spręsti savo likimą. Galbūt 5 procentai ir neatrodo daug, bet pagalvokime. Tokio dydžio mieste tai reiškia 1000 žmonių gatvėse. Šis skaičius rodo, kad pasipriešinimas nėra tik politinio elito reikalas, jis yra giliai įsišaknijęs pačioje visuomenėje. Ir šią nuostatą, žinoma, patvirtino ir politinė valdžia. Grenlandijos lyderių žinutė buvo krištolo skaidrumo. Mes nesiekiame pakeisti vieno suvereno, Danijos, kitu, Jungtinėmis valstijomis. Mūsų tikslas – visiška nepriklausomybė ir teisė patiems spręsti savo ateitį. Visa ši situacija pastatė Europą ir NATO į, neįtikėtinai sudėtingą padėtį. Taigi, kokie yra galimi keliai? Ir su kokiais strateginiais galvosūkiais dabar susiduria senasis žemynas, bandydamas atsakyti į sąjungininkės iš už Atlanto spaudimą? Analitikai išskiria 3 pagrindinius scenarius. Pirmasis – neveikimas. Ji praminė Arkties Miuncheno, primenant apie 1938 nuolaidžiavimą Hitleriui. Tai reikštų visišką pasidavimą Amerikos spaudimu.
Antrasis – aktyvus atgrasimas, siekiant padaryti JAV veiksmus politiškai per brangius. Ir trečiasis – pats pavojingiausias – konfrontacija, kuri galėtų sukelti Sueco momentą, panašu į 1956 krizę. Nors Europa galbūt pralaimėtų taktiškai, toks žingsnis galėtų suduoti mirtiną smūgį visam NATO aljansui. O teisiškai situacija čia yra juoda ir balta. Bet kokia priverstinė aneksija būtų akivaizdus tarptautinės teisės pažeidimas. Tai sugriautų pačius pamatus tvarkos, kurią Jungtinės valstijos dešimtmečius pačios kūrė ir gynė. Iš esmės tai būtų smūgis pačiai taisyklėmis grįsto pasaulio idėjai. Na ir pabaigai, pažvelkime šiek tiek giliau į simbolinę šio konflikto dėl šiaurės prasme. Ar čia tikrai viskas sukasi tik aplink išteklius? Senuose tekstuose, pavyzdžiui, Biblijoje, šiaurė dažnai buvo laikoma grėsmės ir dieviškojo teismo kryptimi. Ši pranašo Jeremijo citata netikėtai rezonuoja su šiandieną, ar ne? Jis suteikė šiuolaikiniam geopolitiniam konfliktui gilesnę, beveik mitologinę prasmę. Ar gali būti, kad istorija kartojasi ir iš šiaurės vėl kyla nelaimė? Ir čia atsiskleidžia labai įdomus dualizmas. Viena vertus, šiaurė simbolizuoja aukščiausią galią, kone dievišką sostą. Kita vertus, tai vieta, iš kurios ateina griaunančios jėgos. Šis dvilypumas regis tobulai atspindi šiandienos Grenlandijos padėtį. Tai ir neįsivaizduojamų galimybių žemė ir potencialaus katastrofiško konflikto epicentras. Tad galiausiai lieka klausimas apmąstymui. Ar kova dėl Grenlandijos yra tik dėl išteklių ir strateginės padėties, o Gal mes stebime moderną, amžinos kovos dėl simbolinės šiaurės išraišką, kovos dėl pačios galios viršūnės, kuri per amžius jaudino žmonijos vaizduotę?